Senovės Frigijoje gyvavo legenda, kas išnarplios neįmanomą Gordijaus mazgą – valdys Aziją. Daugelis karalių bandė, bet mazgas liko painė paslaptimi, sukeldamas gilų neapsisprendimą. Tada atėjo jaunasis Aleksandras Didysis. Jis stovėjo priešais mazgą, sudėtingą virvių raizginį. Jo generolai stebėjo, tikėdamiesi, kad jis kovos. Aleksandras neskubėjo. Jis stebėjo mazgą ne kaip daugelį gijų, o kaip vieną problemą. Jis matė kitų nusivylimą. Staiga, greitų judesių, jis įsitraukė kardą. Vienas, ryžtingas pjūvis perkirto mazgą. Sprendimas buvo toks paprastas, tačiau niekas apie jį nepagalvojo. Jis ne tik jį išnarpliojo, jis jį užkariavo. Tai nebuvo sukčiavimas, tai buvo natūralus, ryžtingas veiksmas. Kartais, norint įveikti neapsisprendimą, nemėginkite išnarplioti problemų po gabalėlį. Raskite drąsų, naują kelią. Neustrikite analizės paralyžiuje. Pasitikėkite savo intuiciją, ženkite ryžtingą žingsnį ir veikite. Jūsų sprendimas gali būti paprastesnis, nei manote. Jei Aleksandro drąsus žingsnis įkvėpė jūs natūraliai įveikti neapsisprendimą, prenumeruokite Lithuanian.info, kad gautumėte daugiau legendinių istorijų. Spauskite patinka, jei pritaikysite šią pamoką šiandien, ir pakomentuokite, kokią garsią istoriją turėtume pasidalinti toliau.